Sveiki, šiandien kalbėsiu apie santuokos paslaptis pagal krikščionybę, ar galima dar kartą tuoktis, ar galima vesti ar tekėti už išsiskyrusio žmogaus ir dėl ko išyra daug šeimų. Klipą sukurti įkvėpė Mark the Messenger YouTube kanalas. Prašau, palaikinkite ir subscribinkite mano video, dėkui. Dievui bent kokiais atvejais skyrybos labai nepatinka ir susituokti dar kartą galima tik dėl santuokinio mirties arba neištikimybės, ištvirkavimo. Dar viena leidžiama biblijinė priežastis skirtis, kurią anksčiau pražiopsojau, yra aprašyta 1 Korintiečių 7:15. Ta priežastis yra, jeigu netikintis sutuoktinis nori skirtis, tada reikia leisti jam tai daryti, nes tuomet tikintysis nėra surištas šiuo atveju. Taigi iš viso yra 3 priežastys, dėl ko galima išsiskirti pagal biblinės priežastis. Tai santuokinė mirtis, neištikimybė arba jeigu netikintis sutuoktinis nori skirtis. Bet bent kokiu atveju skyrybos turėtų būti tik kaip jau paskutinė išeitis, jeigu vedama ar tekama dar kartą dėl kitų priežasčių. Tuomet tie žmonės yra svetimautojai, nes kaip jau sakiau, pagal Bibliją antrą kartą galima tuoktis tik jei praeitas partneris buvo neištikimas arba dėl jo mirties, arba jeigu netikintis apleidžia. Taipogi vesti ar tekėti už išsiskyrusio žmogaus irgi negalima, nebent jis ar ji išsiskyrė dėl biblijinių priežasčių. Taip pat Dievo žodis liepia krikščioniam tuoktis tik su krikščioniais. Aišku, jeigu jau esate susituokę už netikinčio, tai jokių būdų nereikia skirtis, bet reikia melstis šventajai dvasiai, kad pavyktų konvertuoti jūsų sutuoktinį į tikintįjį ar tikinčiąją. Dabar pakalbėsiu, dėl ko daug šeimų išyra. Biblijoje parašyta, kad moters galva yra vyras. Visi tie feministių judėjimai yra velnio sukurti, vienu žodžiu. Taigi, jeigu šeimoje sprendimus priima žmona, arba jeigu moteris turi tokias pat teisės kaip vyras, tai jų šeima atveria duris demonam prieiti prie jų, ypač jei jie neturi šventosios dvasios. Šeimą valdyti ir priimti sprendimus turi vyras. Kuomet moteris vadovauja, tuomet prasideda barniai ir konfliktai, o jeigu tai stebi vaikai, tai demonai gauna prieigą ir prie tų vaikų, nes konfliktai daro labai didelę žalą vaikam. Kaip jau sakiau, demonai tada gali prieiti ir prie vaikų. Galiausiai šeima išyra, vaikai pradeda rūkyti ar gerti ar vartoti narkotikus dėl tų demonų, kurie gavo prieigą prie jų. O buvę sutuoktiniai susituokia su kitais žmonėm ir tokiais būdais tampa svetimautojais. Kad visko išvengti, moteris turi stengtis visada paklusti savo vyrui, nes, kaip jau sakiau, Biblijoje parašyta, kad moters galva yra vyras, o vyro galva yra Kristus, o Kristaus galva yra Dievas Tėvas. Kuomet nesilaikoma šios sistemos, prasideda problemos. Mano nuomonė, taip pat labai gerai, jei žmona būtų namuose ir dirbtų kaip namų šeimininkė, o nedirbtų kitus darbus mieste ar panašiai. Žinoma, tai leidžia finansinės galimybės, nes moteris yra weaker vessel ir jie yra labiau linkusi būti apgauta velnio, nes ir Ievą šėtonas apgavo pirmą. Ir žinoma, vyras turi visada gerbti savo žmoną, kad jis aukštesnis tikrai nereiškia, kad galima negerbti moters. Moters kūnas nepriklauso vien tik jai, bet ir jos vyrui, lygiai taip pat vyro kūnas nepriklauso tik jam, bet ir žmonai. Vyras turėtų atlikti savo santuokinės pareigas moteriai, o moteris vyrui. Susilaikyti nuo sekso galima tik abiem pusėms sutarus, jei to priežastis yra malda ar badavimas. Kitaip šėtonas gali jūs gundyti. Beje, seksas galimas tik santuokoje, nes net belaukiant vestuvių, jeigu dar nesi susituokęs, tuo negalima užsiimti. Vienu žodžiu, meilė griežtai tik santuokoje. Reziumuojant, nors ši informacija gali pasirodyti keista, nes dabar taip išplitę visokie feministių judėjimai, bet kaip jau sakiau, nors ir vyras yra aukštesnis už moterį, tai nereiškia, kad jis gali negerbti jos. Ačiū, kad klausote, prašau apsilankykite mano YouTube kanale bei svetainėje. Iki.